Salon Polityczny. Renata Wittmann, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Naglis Puteikis, poseł na Sejm, lider listy Litwy, Lietuvos sąrašas. Labas rytas jums, dzień dobry. Sveiki. Sveikiname jūs su metų diplomato titulu. Ačiū. Už ką gavot tokį titulą? Už tai, kad aš kandidatavau į merus Vilniuje, o žmona Klaipėdai. Tai Svogūno nominacijos siūlytojai čia žiūrėjo didelis diplomatinis sugebėjimas. Jūs atsisakėt Vilniaus tarybos mandato. Kodėl? Nes aš buvau kviestinis, aš nesu Lietuvos sąrašo partijos narys, jos pirmininkas yra Darius Kuolys, aš buvau kviestinis žvaigždė, jeigu galima tai pasakyti, kino filmų prasme arba legionierius krepšinio prasme. Mane pakvietė, kad aš padėčiau inteligentam patekti į Vilniaus miesto tarybą. Ta prasme, jūs iš anksto žinojot, kad jūs neatsisakysite Seimo nario mandato. Aš ir neslėpiau. Tai yra apgaudinėjimas. Ne apgaudinėjimas, nes aš neslėpiau šito. Bet, palaukit, jūs nenorit būti Vilniaus tarybos nariu, bet jūs kandidatuojat. Laikraštį rinkiminiam rinkėjam, kiekvienas vilnietis gavo po laikraštį, jame šitas dalykas buvo prašytas, kad tai yra tokia mano misija atvesti inteligentus Vilniaus miesto tarybą, o po to dalyvauti Seimo rinkimuose. O ar tiesa, kad ketinote palikti Seimą, jei gautumėt kontrolės komiteto pirmininko postą? Jeigu būtų frakcija didesnė, tai ir būtume pozicijoje ir būtų galimybė būti kontrolės komiteto pirmininku, tai taip. Bet jūs esat pozicijoje? Kontrolės komiteto pirmininkas yra opozicijos vieta. Valdantieji valdo, opozicija kontroliuoja, kontrolės komitetas kontroliuoja, kontrolės komitetas turi didžiulės galias. Gal žinot, kas vadovaus šitam komitetui Vilniuje? Meras Šimašius sako, kad siūlys Lenkų rinkimų akcijai. Bet iš tikrųjų meras nelabai gali siūlyti, opozicija turi pati susitarti. Jeigu opoziciniam frakcijom pasiskelbs Lenkų rinkimų akcija ir Zuoko liberalų partija, tai jau jie tarpusavį kaip nuspręs, taip ir bus. Ir tik jie turi galimybę siūlyti... Mano galva, meras neturi teisės siūlyti kontrolės komiteto vadovo, nes tai yra opozicijos reikalas. Tas kontrolės komitetas, jo pirmininkas kontroliuos merą ir jo komandą, jisai negali siūlyti savo kontrolieriaus. Žodžiu taip, 4 Lietuvos sąrašo atstovai įėjo į valdančiąją koaliciją Vilniuje. Taip, 4 iš 51. Kokia valdymo reforma reikalinga Vilniuje, kaip jūs manot? Pirmiausia, skaidrumas. Viešieji pirkimai, milžiniškos investicijos, ir šalia jūsų pastato praeina aplinkelis. Ten vietoj betono panaudoja granitą, kaina išaugo keliasdešimt milijonų litų brangiau, tai tik prancūzai leidžia granitų grįsti bordiūrus greitkeliuose, bet tik todėl, kad tas granitas Prancūzijoje yra kasamas. Tai nebus skaidrumo, bus ištisinė korupcija. O tai, kad vicemerų kuruojami sričių komitetai nepriklausytų tai pačiai politiniai jėgai, tai yra geras sprendimas? Taip, tai geras, bet jeigu... Kuo jis yra geras? Dabar, pavyzdžiui, socialdemokratai turėjo visą miesto ūkį ir Vilniaus vandenis ir organizavo viešuosius pirkimus mano paminėtų principų. STT yra nemažai socialdemokratų pagavusių vagiantos pinigus, būtent dėl to, kad buvo išpučiamos sąmatos ir po to nešami atkatai politikam. Tai kada komiteto pirmininkas vienas vicemeras vienos partijos, o vicemeras kitos partijos, tai tam tikra kontrolė. Tai į rankas, taip? Taip, arba dalinsis pinigus, jeigu nebus skaidrumo. Kur yra interesai? Tai visą galima susitarti. Jeigu stiprus kontrolės komitetas, dabar viskas Lenkų rinkimų akcijos ir Zuoko rankose. Jie tik tai gali užtikrinti skaidrumą. Kokių permainų Vilniaus valdžia nauja žada transporte ir miesto įmonėse? Meras Šimašius žadėjo įleisti privačius vežėjus į visuomeninį transportą ir atiduoti kai kurios maršrutus. Jūs tam pritarėte? Aš asmeniškai ne. Kodėl? Klaipėdos transportas visuomenės nėra iš esmės, nėra nuostolingas, būtent todėl, kad labai mažai maršrutų atiduota privatiem, o Šimašiaus užmojai, man atrodo, yra per smarkus ir vilniečiam gali pabrangti. Toks išlaikymas. Bet jūs busit valdančioje koalicijoje ir jeigu bus toks sprendimas, tai jums reikės pritarti? Tai, kad programoje atsirado skaidrumo reikalavimas, tai, kad bus atkurtos seniūnijos, tai, kad bus miestiečiai traukiami į miesto valdymą per apklausas, mano galva šitie demokratijos ir skaidrumo reikalavimai yra svarbesni negu ginčai dėl visuomeninio transporto. Taip, tai nulėmė. O be to visada geriau būti valdančioje koalicijoje negu opozicijai? Ne, Lietuvos sąrašas to ir
yra unikalus Lietuvos partijų padangiai, kad jisai atsisakė bet kokių politinių postų. Neturėsit nei vieno politinio postos Vilniaus savivaldybėje? Ir aš to džiaugiuosi, kad būtent Vilniaus inteligentai pasirinko tokį inteligentišką... Jūs mašinėlę balsavimo? Mašinėlė. Neturėsit įtakos valdymui tiesiogiai, neturėsit. Bet programą atsirado 3 punktai, kurių nėra ne vienos savivaldybės programoje, būtent dėka Lietuvos sąrašo. Tai skaidrumas ir miestiečių įtraukimas. Keičiam temą. Darius Jauniškis ar geras kandidatas į Valstybės saugumo departamento vadovo pareigas? Na, jis turbūt labiau tiktų Krašto apsaugos ministerijos kontržvalgybos vadovo pareigom, nes jisai Afganistane užsiminėjo karinėmis operacijomis grįstomis žvalgyba, bet saugumas, ypač vidaus saugumas, valstybės saugumas grįstas pirmiausia žvalgyba, o ne karinėmis operacijomis. Tai aš nežinau, ar jam pakaks patirties ir aš bijau, kad jam prezidentūra ar Tėvynės sąjunga su socialdemokratais neįkištų pirmojo pavaduotojo, amžinojo pavaduotojo, kuris negrina valdojo pavaduotojas. Tai tas pavaduotojas, kuris labiausiai nusipelnė kabutėse atleidžiant FNTT vadovus Gailių ir Giržadą, juos kompromituojant ir atleidžiant. Tai jeigu tokį pavaduotoją paliks arba jį pastatys pirmojo pavaduotojui, tai gali tai būti, kad šitas vadovas tik nominalus. Bet aš nelinkėčiau, gink Dieve, ir nenorėčiau. Man imponuoja, kad jisai atėjo vienas iš pirmųjų aukščiausios tarybos apsaugą, kada tai buvo ta vieta, kur didžiausia grėsmė gyvybei, nes sovietinė kariuomenė galėjo bet kurią akimirką šturmuoti, užimti arba suimti, nužudyti, sušaudyti. Tai šita detalė man teikia vilčių, kad tos blogosios pranaštystės neįsipildys. O kaip jums jo prisistatymas Seime vakar? Buvot tada Seimo posėdį? Taip, aš buvau ir aš jam uždavinėjau klausimą, ar jisai pasiliks pavaduotoją Vaišnorą. Tai, negali iš kariautojo reikalauti, kad jisai sakytų kalbą ekspromtu, jis ją skaitė. Bet jis ne politikas. Jo. Bet jis ir neatsakė į klausimą, nežinau, kino čia, kokios Seimo nariai buvo klausimas, kokios valstybės saugumą jūs matytumėt sektino pavyzdžio. Kandidatas į šį klausimą neatsakė. Gal žmogus labiau moka kariauti arba atlikti kontržvalgybos operacijas, negu atsakinėti į žaibiškus Seimo narių klausimus. Tai čia man, pavyzdžiui, man tokie dalykai nekliūna. Ne, o jūs kaip atsakytumėte šitą klausimą? Kokios valstybės saugumą jūs matytumėt kaip sektino Lietuvai? Izraelio be abejo. Paprasta, ne? Kodėl būtent Izraelio? Todėl, kad ten beveik viskas, kas yra geriausio pasaulyje išrasta - demokratija, valdymas, parlamentas, partijos, kontrolė, antikorupcija, kariuomenė, saugumas, kontržvalgyba. Izraelija. Mes turėtumėm dabar daryti modelį mūsų valstybės pagal Izraelį. Nereikia nieko kurti, dviračių nereikia. Protingos šalis kviečia Izraelio specialistus beveik į visas rytis. Aha, Seimas pritars tai kandidatūrai, kaip manot? Jauniškiui. Spėju, kad pritars pirmiausia dėl biografijos. Būtent nepriekaištinga biografija, pradedant epizodu, kad vienas pirmojo atėjo aukščiausios tarybos apsaugos skyrių. Ir antras epizodas, kad jis Afganistane buvo atsakingas už specialias, slaptasias, karinės, ekspedicinės, žvalgybinės, desantinės operacijas. Manau, kad tai nulems. O ne tai, kad jisai vakar pasakė, kad stebėti grėsmės neužtenka, reikia reaguoti. Grina dabartinės vadovas. Tai tik tai arba stebėdavo, arba užsiminėdavo absurdiškom viešom kratom rusų mokyklose. Arba kažkokiais parodomosiom kratom pas žmonės, kurie savo pažiūras, kad pakankamai keistas ar prorusiškas reiškia internete, bet tai dar nereiškia, kad jos galima su tokiu didžiuliu triukšmu ten daryti kratas. Saugumas dirba tyliai. Saugumas išsikviečia tokius keistolius ir jiem paaiškina. Ir taip dirba saugumas visose šalyse. Tai šitą prasme ir Grina, ir jo vadovavimas valstybės saugumo departamentas, mano galva, nuolat kompromitavosi. Prisiminkim, kad dar visai nesiniai prieš porą metų jie supakavo jaunuolius, kurie iškėlė plakatą, kurioje trypiama Sovietų sąjungos vėliava. Ir tos lietuvius patriotus vežioja po kalėjimus visoje Lietuvoje. Tas pats saugumas, tas pats Grina. Tai jis man, pavyzdžiui, visą laiką atrodė, kad Grina sąmoningai ar nesąmoningai dirba Rusijai. Ar VSD pakaks galių imtis veiksmų, atremti grėsmės, kovoti su jais, jeigu jam vadovaus Jauniškis, kaip manot? Jeigu prezidentė savo kietumą
saugumo atžvilgiu, valstybės saugumo departamento atžvilgiu parodė tokį pat kietumą, kaip parodė dėl šauktinių kariuomenės atkūrimo, aš manau, saugumas pradėtų dirbti kažką panašaus, ką iš tikrųjų turėtų dirbti. O kokių naujų grėsmių dėl saugumo kyla Lietuvai šiuo metu? Elektrėnuose Rusijos piliečiai perka nekilnojamą turtą, Elektrėnuose leidžiami laikraščiai prorusiški. O tik Elektrėnuose perka nekilnojamą turtą? Bet Elektrėnuose labai aiški tendencija ir labai aiškus personažai. Būtent ne Klaipėdai, ne Visagine, net ne Vilniuje, būtent Elektrėnuose. Į tai turėtų reaguoti VSD. Nu, tai normalus jau turbūt seniai būtų sureagavęs, bet Grina, kuris amžinai krizena, o prezidentūra, kuriai patinka, kad jis krizena, niekaip iki šiol nereagavo. Aš tikiuosi, kad naujasis vadovas. Seimas keičia reikalavimus valstybės saugumo departamento vadovams. Jūs balsavot vakar už tai? Aš turiu abejonių, ar čia nėra dabartinio šešėlinio tikrojo saugumo vadovo Vaišnoro, kuri tampa prezidentūra už virvučių prastumimo įstatymas. Tai aš dėl to esu pakankamai skeptiškas. Tai jūs susilaikėt vakar ar tiesiog išėjote iš Aš iš tikrųjų nežinau, kaip elgtis. Aš tai bandysiu gauti informacijos. Kaip vakar balsavot? Ten buvo 2 balsavimai, vienu iš jų susilaikiau. Nes manęs neįtikino argumentacija. Tas pirmojo pavaduotojo įsteigimas, eliminuojant Seimą, man nepatinka. Dar vienas klausimas, komisija spręs, ar visiškai uždrausti RTR Planetą transliacijas. Jūs būtumėt už ar prieš? Jeigu saugumas dirbtų savo darbą, nereikėtų uždarinėti. Jeigu normaliai dirbtų, nereikėtų uždarinėti. O tokia situacija, kokia yra dabar, tai reiktų uždrausti? Įsijungia kabelinė televizija 80% rusiškų programų. Tai vieną uždrausi, kas nuo to pasikeis. Žodžiu, nereiktų uždrausti. Aš manau, kad Lietuva turėtų siimti Izraelio pavyzdžių, ne ten akcentai sudėti. O jeigu čia būtų kaip Izraelį, tai kur būtų akcentai sudėti? Kariuomenė, saugumas, demokratija, turtinė lygybė. Kariuomenė Izraelio yra turtinė ir socialinė lygybė. Milijonieriaus sūnus toks pats lygus kaip ir karininkas toks pats lygus kaip ir kareivis, nesvarbu iš kuris kilęs, ar iš kibuco kaip valstietis, kolūkietis, ar iš Wall Streeto. Tai jeigu būtų tokia kariuomenė, tokia visuotinė pareiga, jeigu būtų nuolat mažėjanti turtinė nelygybė, tai žmonės mylėtų Lietuvą. Betgi pas mus yra atvirkščiai. Pas mus turtinė nelygybė didėja. Ir žmonės nemyli Lietuvos. Dalis žmonių dėl to labai pyksta. Puikiai terpė Rusijai verbuoti savo palankius šalininkus. Tai mums iki Izraelio kaip iki Marso. Viskas prezidentės ir Seimo rankose. Jeigu norėtų, sumažintų turtinę nelygybę. Tai jūs manot, kad prezidentė nenori? Taip, prezidentė viešai daug kartų kritikavo bet kokius projektus, kuriuose buvo siūloma mažinti turtinę nelygybę. Deja, šito klausimu tyli socialdemokratai ir Tėvynės sąjunga, 2 pagrindinės Lietuvos partijos. Reikia 3 partijos. Šiandien Patacko laidotuvės, rytoj ar poryt Ozolo išeina karta. 30-45 gimimo. Didžiausias nuopelnas Ozolo, kaip jūs manot, koks yra Lietuvos valstybei? Savaitraštis Atgimimas. Man atrodo, būtent jisai susprogdino nepriklausomus, pramušė, vulkanas išsiveržė nepriklausomos spaudos. Jis nebuvo pirmas, bet Lietuvos sąjūdžio žinios buvo anksčiau, bet savaitraštis iš esmės sąjūdžio žinios buvo pogrindinės, o šitas buvo oficialus. Ir tai iš karto visose rajonuose atsirado oficialus sąjūdžio ir panašus leidiniai. Spaudos laisvė atsirado. Ozolas tai daug labai įnešė į šitą labai svarbų dalyką. Komentatoriai dabar sako, kad kažkaip valstybė mūsų nesugeba panaudoti ir signatarų, ir visų kitų labai tokių... Normaliuose valstybėse žmogus išdirbęs... Jie nedalyvauja valstybės... Tai jie turėtų būti kviečiami konsultantais ir turėtų dirbti konsultantais. Labai senos šalis, kur buvo monarchija, tai steigia lordų rūmus arba senatus ir tokius žmonės išnaudoja. Gal pas mus dar nevėlu steigti, ką nors tokio, kol visi dar nemirė. Laukinis kapitalizmas ir jauni prasisiekėliai galvoja, kad jie niekada nepasens ir Ozolus ir Patackus stumdo ir spardo kaustytais batais. Tai
tai jaunųjų konservatorių atstovai labai daug ir ilgai tyčiojosi iš Patacko, ypač tada, kai jisai sunkiai sirgdamas po eilinės chemoterapijos supainiojo lemputę parduotuvėje. Tai buvo tiesiog ištisos serijos Facebook'e leidžiamos patyčių ant Patacko ir dabar tie žmonės, tokie kaip Bužinskas, Vilniaus miesto tarybos nariai, Tėvynės sąjungos viduje, tokie patyčių meistrai, kuo tu labiau tyčiojasi, tuo tu aukščiau keli karjeros laiptais. Pas mus stebimės, kad mokyklos yra patyčios. Tai jos negali sumažėti, kadangi patyčios yra politinės karjeros pagrindas. Grėsmės yra skilimo grėsmė konservatoriams? Ne. Manas, kad ne. Krikščionys demokratai remiantis Degutienė yra labai silpni, o prasisiekėliai patyčių meistrai, kurių labai daug Gabrieliaus Landsbergio komandai, jų yra nepaprastai daug, jie visi turtingi, valdo partijos ir ypač biudžeto pinigus, ta biudžeto dotacija, kurią gauna partija. Ir milijonai užsakomųjų publikacijų visoje Lietuvoje lyja tokiu didžiuliu tankiu, kad net aš pirmą kartą matau tokią milžinišką propagandinę kampaniją. Man pradeda priminti sovietinių laikų propagandinės kampanijas. Tai manot, kad Gabrielius Landsbergis į vienus vartus bus antra liberalų partija. Jie nieko nesiskiria nuo liberalų, tik dabar pastebėjau skirtumą. Liberalai nesityčia iš Patackų. Todėl jie pralenks konservatorius. O kaip bus, mes pamatysim. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū. Į laidotuvės važiuosit. Būtinai. Naszym gościem był Nagris Puteikis, poseł na Sejm z listy Litwy. Radio Znak